piktas aš. Dėl ko? Ogi dėl daug ko. Kai žiemos pirmas mėnuo buvo panašus labiau į rudens 4 mėnesį, visi vis bambėjo dėl sniego, kaip nėra sniego, bla 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 ir panašiai. Visas Facebookas blizgėjo nuo žinučių, kaip nepatinka jiem oras ir panašiai, kaip laukia sniego ir šalčių. O vos pasnigus iškart 100 postų Facebook'e. Sninga! O komentaruose, kaip pavydžiu tau. Like. Na, laukėt ir sulaukėt pagaliau žiemos, 20-30 laipsnių šalčio ir daugiau, užpustytus takus ir kelius, sniego, speigus, avarijas slidžiuose keliuose ir padaugėjusių aukų skaičių, šalančias galūnes, nušalančius benamius ir bomžus, spurginėjančius karštus vamzdžius ir karštus garus besiveržiančius kartu su šūdais tualetuose, bei visas kitas komunalinės katastrofas. Pridėk pirštą prie vėžlių ir paspausk like ir dalintis ir pažiūrėk, kas nutiks. What the f... Pridėt pirštą prie monitoriaus, paspausk like ir dalintis ir pažiūrėt, kas nutiks. Žinau, kas nutiks. Ogi nutiks ekranų valymas su drėgna servetėlė. Čia beveik tas pats, kaip atrinkus atsitiktinį paveiksliuką iš Google parsisiuntus ir ant jo užrašius mėnesį su peintu belekaip, o po to platinti ir džiaugtis, jog tavo mėnuo ar kažkoks tai zodiako ženklas užrašytas ant paveiksliuko, kuriame vaizduojamas kažkoks tai šuo, tupintis žalioj pievoj susirietęs su užkietėjusiais viduriais. Už ką šiais laikais tikriausiai sės į kalėjimą ilgesniam laikui negu nudūrė savo žmoną su stalo koja. Kalbu apie absurdišką ir vis labiau diskutuotiną aktą. Arba atstą, kaip vadinsi, taip nepagadinsi, dėl kurios vis daugiau atsiranda pasipiktinusiųjų, maištaujančių žmonių, apie ką turbūt pašnekėsiu kitam video bloge. Turiu keletą naujienų. Jau kai kurie pastebėjo, jog kartais pasivaidinu tokiam radijui internetiniam Sky Radio. Radijas ir jos vedėjai dar visai šviežus, todėl radijas nėra labai populiarus ir klausytojų nedaug, bet kartais klausytojų skaičiaus šoktelėjimas visai nudžiugina. Šeštadienį turėjau pravesti laidelę, bet dėl techninių kliūčių to man nepavyko padaryti, o savo laidoje žadėjau groti dubstepą. Toliau vedant ir atsiradus daugiau klausytojų turbūt pradėčiau daryti kažkokius tai dubstepo gabalų topus ir panašiai, kokius nors žaidimukus, konkursiukus. Nors ir neišėjo tą šeštadienį man pravesti tos laidos, bet su Traškučiu arba Šarūnu mes tai padarėm. Nors ir buvo techninių kliūčių, bet mes su Šarūnu vis tiek šiokią tokią laidelę pravedėm, kas girdėjo, kas ne, pašūdmaliavom. O šiaip tai turėčiau šiam radijui vaidenti šeštadieniais. Dar tikslaus laiko negaliu pasakyti, nes laikas vis keičiasi ir dar kol kas pastovaus laiko neturiu ir laidos pavadinimo dar neturiu normalaus pastovaus. Iš tikrųjų, iš vis neturiu jokio pavadinimo kol kas. Tai va, dėl daugiau naujienų, dėl to dar parašysiu fanpage'ą ir laukit naujienų ir neflūdinkit klausimais. Ačiū. Kitas naujiena yra čia. Buvom pastebėti, kolegos. Tai straipsnis apie vlogus ir kelis vlogeris iš Lietuvos vlogerių administracijos. Straipsnis nedidelis ir neilgas. Kam įdomu, galite nueiti pasiskaityti, mesiu apačioje į descriptioną. Beje, po straipsniu atsirado keli juokingi komentarai. Pavyzdžiui, vienas žmogus pasivadinęs save Lopas parašė komentarą. Ojoj, kokia žvaigždė. Paprasė arba nupirko, kad parasytų straipsnį ir viskas PVZ žvaigždės 2.dd. Galiu pasakyti, NK nepasieksit nulaifindami. O taip, drauguži, tikrai, Niku Lopas, aš nusipirkau straipsnį. Man patiko tavo požiūris į gyvenimą. Paskui dar vienas pakėlęs nuotaiką komentaras, kurį parašė Tomas. Lopas jis KRW. Mes duhinam jį kaime, jo sesė KRW. Iš tikrųjų nelabai supratau, kam šis komentaras buvo ir skirtas. Tai iš šį komentarą galėčiau atsakyti vien šituo smailu. Dar kai kas neišduodamas savo asmenybės bandė man kažką pasakyti apie mano charakterį ir apie tai, kad aš esu esceit pasikeitęs kažkaip ir panašiai, net pats nelabai supratau, bet į šitą nesigilinsiu. Anyway, I don't give a fuck. Šiandien tikriausiai tiek tų blevizgų. Iki kito savaitgalio. Kitą savaitgalį pasistengsiu susukti video blogą. Pasistengsiu pradėti vėl daryti nuoseklesnius juos kiekvieną savaitgalį, kaip ir seniau. Be to dar su Šarūnu šnekėjom dėl mitų naikintojų. Dar nežinom tikriausiai pavadinimo ir nekeisim, nes mes ir užstrigom toj vietoj, kai reikėjo keisti pavadinimą. Praeitais metais. Jeigu bus šviežesnių naujienų ir panašiai, tai pranešiu fanpage arba kitam video blogė. Ir šiam kartui viskas bus ir tam kartui. Ir sakysiu jums. Sveiki, gerbėmieji žiūrovai ir taip toliau. Šiandien, kaip jau tapo įprasta, mes ir vėl susitikome laidelėje prieš galą. Šiandien mes ir vėl, kaip jau ir įprasta tapo, skaitysime auksines mokinių ir taip toliau mintis,
kurios tikriausiai atsirado per kontrolinius mokykloje, per visokius atsiskaitimus ir panašiai. Taigi, pradėsime. Čia turbūt mintis iš rašinio, tiksliau ne mintis, o sakinys, kuris skamba štai taip. Berniukas ėjo į klasę, nuleido galvą ir taip galva žemyn jis ir stovėjo. Antrasis, turbūt iš istorijos kontrolinio, apie kunigaikščio Gedimino laikus. Cituoju, ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą. Matot, kokios buvo senos technologinės inovacijos, kurios vis dar gyvuoja ir dabar. Cituoju, ir paskutinioji, turbūt iš lietuvių kalbos pamokos rašinio ar ko nors panašaus ir taip toliau, buvo toks sakinys, kuris skambėtų maždaug taip. Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams pasitaiko retai. Gan šviesiai tiesiai išreikšta nuomonė, sakyčiau. Ir tai yra labai gerai. Kągi, šiandien tiek. Ir susitiksime turbūt kitą kartą laidelėje prieš galo. Ir sakysiu jums iki. Fuck yeah, dabar.